Tai atsitiko 2015 metais, kai šis vyras, tuometinis Lietuvos marketingo asociacijos prezidentas Gintautas Skučas atėjo pas mane fotografuoti ir pasakė kai ką, kas pakeitė mano gyvenimą. Tuo metu aš nedirbau fotografę, aš dirbau reklamos srity ir fotografavau tik tai laisvalaikiu, savaitgaliais ir panašiai. Tikrai nedrįsau tuo metu išeiti pilną koją į fotografiją. Ir Gintautas sako, fotografuok, aš tau duosiu darbų. Tai taip ir atsitiko, aš tapau oficialia Limos fotografė, fotografavau visus jų renginius, visas konferencijas Lietuvoje 3-4 kartus per savaitę. Tai kaip supratote, šiandien kalbėsiu apie verslo renginius, dedikuoju kiekvieną prisistatymą kitam žanrui, kurį fotografuoju. Tai šiandien verslo renginių laikas ir truputėlį praskleisiu plačiau, ką tai reiškia fotografuoti verslo renginius. Kodėl svarbu profesionaliai fotografuoti? Na, tai pirmiausiai, į renginius ateina tikslinė auditorija, įtakingi žmonės, jie padeda formuoti įvaizdį, didina žinomumą. Jeigu žmonės patinka nuotraukose patys savo, čia yra svarbus momentas, jie mielai dalinasi tomis nuotraukomis, pasižymi save, tagina, kitaip tariant, ir dar labiau skleidžia tą organinį nemokamą žinomumą. Na, o vėliau nuotraukos naudojamas mokamoje reklamoje. Negaliu nepaminėti šitą, vis dar manęs neįtikinsite, kad fotografuojant prastam apšvietime su telefonu gausite gerą rezultatą. Tai čia yra pavyzdys iš paskutinės mano fotografuotos konferencijos, kažkas paprašė nufotografuoti su telefonu ir mano daryta nuotrauka rezultatai akivaizdus. Reikalavimai tikrai yra keliami nemaži tiek fotografui, tiek įrangai. Užsakovai paprastai labai panašius dalykus prašo nufotografuoti. Tai tarkim, visus pranešėjus, visus rėmėjus, salę, kad jinai būtų įspūdinga, kad matytųsi, kad prisirinko labai daug žmonių, kad tie žmonės bendrauja per pertraukas, šypsos ir panašiai. Čia, tarkim, yra pavyzdys žmogaus. Viršuje nuotrauka, kur atitiko visus reikalavimus, kurie skambėjo taip. Logotipas už nugaros, gerai apšviestas veidas, žvilgsnis į auditoriją, gestikuliacija. Tam, kad gautume šitą nuotrauką, realybė būna tokia. Nebūna jokio apšvietimo, kartais sako, ai, pataupėm, nėra video, tai nepasamdėm ir apšvietimo. Mūsų plika akis tai dar supranta, bet optika nelabai. Tada gestikuliuoja ne tik, kad nežiūri į auditoriją, bet ir į fotografą nei karto. Užsisuka, pamato mane, bėga, turbūt iš jaudulio. Buvo taip, kad scena graži, visa salė graži, įspūdinga, jau galima kažką tai nufotografuoti įdomesnio, bet sugalvoja scenografijos režisierius paleisti dūmus. Nes taip gražiau. O per tos dūmus mano technika nieko nefokusuoja, o žmonių oda yra kažkokia purvina. Tai kai ką galima sutvarkyti postprodukcijoje retušo pagalba, bet kai ką reikia reaguoti iš karto. Tai tarkim, pas tą scenografą nubėgi iš karto renginio metu ir sakai, išjung dūmus, nes neturėsit nuotraukų. Tai sutarėm tada, kad 5 minutės leidžia tos dūmus, o tada jau aš fotografuoju kaip reikia. Tai čia keletą pavyzdžių, labai nedaug, bet tarkim, žinant visus reikalavimus iš anksto ir jau per tą didžiulę patirtį mano, tai galima iš tikrųjų atsidurti tinkamoje vietoje ir tinkamu metu. Išjungti tos dūmus, fotografuoti kaip reikia arba ateiti iš anksto pas pranešėją ir sakyti stay in the light, būk šviesoje, nes kitaip man reikia gal tik minutės, o aš dažnai turiu tik tai 5 minutės portretui padaryti. Ir lėkiu per kokias 6 skirtingas sales ir erdves. Tai labai dažnai galima susitarti su tais pranešėjais ir per kelias akimirkas gauti kadrą, arba žinant rėmėjus, kad iš tikrųjų reikia pranešėjo su reklaminiu produktu, gėrimo, tarkim, rankose. Tai tas kadras apačioje iš tikrųjų yra nutikotas, nesurežisuotas dirbtinai. Tai kai aš žinau, ko reikia, aš galiu pagauti.
Arba šita moteris besišypsanti, reikėjo nufotografuoti daug besiregistruojančių žmonių. Manau, nėra. Ir aš matau, kad ateina viena tik tai moteris, tai staigiai tam savanoriui, užsieniečiai, berniukui, sakau, turi akimirką ją pralinksminti. Tai tas kadras yra 1 sekundės rezultatas. Tai iš tikrųjų man kilo toksai palyginimas, ką reiškia konferencijos verslo renginiai. Tai yra tiesioginis eteris. Tu turi būti žiauriai, dinamiškas, greitai reaguoti visas situacijas. Kelios juokingos tokios gal patirtis dažnos, tai labai dažnai prašo nukrauti nuotraukas renginio metu, tai tuo metu kažkas kalba. Tai labai svarbu apsispręsti, kas yra svarbiau, ar visi pranešėjai, ar paskui man reikia tą speakerį, pranešėją gaudyti kažkur tai koridoriui, kad bent jis kažkokią nuotrauką turėti, ar vis tik gal užtenka renginio metu daryti reelsus, storius ir panašiai, čia tiesiog pasvarstymai. Labai dažnai manęs prašo padaryti man portretą renginio metu. Tai taip, aš galiu padaryti, bet tai yra atskira paslauga. Ir aš jam mielai dovanoju renginio organizatoriams, tokiams kaip Martynai. Ir grupinėse nuotraukose neretai sako, gali klijuoti, ko nėra, arba išimti, kas nebenori būti nuotraukoje. Tai anksčiau aš to nedarydavau, bet dabar su AI pagalba dirbtinio intelekto jau visai neblogai sekasi. Pirmi bandymai buvo kažkokia ilga ištiesta koja, dabar jau visai neblogai susitvarko. Tai čia tokie būna atsitikimai. Na, kai mane rekomenduoti, tai didžiulė patirtis. Kainų pasirinkimas, smagus procesas, aš tikrai mėgaujuosi 12 valandų su 15 kg kuprinė bėgiojant. Smagus procesas, greiti rezultatai gali būti šiandien, rytoj. Kūrybingumas, galimybė rinktis nuotraukas, retušas pagal pageidavimus. Mano top klientai, netgi sakyčiau šio pusmečio, tai jeigu kam įdomu, galėčiau suvesti. Ir kontaktai. Ačiū. Ir mes visą laiką apdovanojame svečią, kuris atėjo pirmas.